Labai daug kalbėjom apie tai, ką galim padaryti kiekvienas. Ir kaip matėm iš konferencijos pranešimų, tie dalykai, kuriuos galim padaryti, kad apsaugotume vaiką nuo tos hospitalizacijos žalos arba patenkintume emocinius poreikius, iš tikrųjų nėra sudėtingai gyvendinami. Ir svarbu tą žinoti, ir svarbu apie tai kalbėti. Ir aš tikiuosi, kad žmonės, kurie klausėsi, galės jau kažką įgyvendinti savo darbe. Manau, kad tokių konferencijų reikėtų dažniau tam, kad būtų šviečiama visuomenė, kad sveikatos priežiūros specialistai ir visi, kas dirba su vaikais, dalintųsi iššūkiais, kurie kyla, ir savo žiniomis. Vaikų emocinė gerovė, vaikų socialinė, dvasinė gerovė yra labai svarbus aspektas, kai jie patenka į tokias situacijas, kur jiems sudėtinga. Tai yra labai svarbu užtikrinti, kad jų poreikiai būtų atliepti. Ir kuo daugiau žmonių žino apie tai, tuo geriau. Sveikatos priežiūros darbuotojai atlieka labai svarbu vaidmenį vaikų gyvenime. Ir labai yra svarbu, kad tikrai šitoj sistemoje dirbantys žmonės irgi nuolat reflektuotų, žiūrėti, kaip mums sekasi atliepti vaikų poreikius. Ar mes suprantame, su kokiais iššūkiais jie susiduria, patekdami ar į gydymo įstaigą trumpam vizitui, ar ilgam į ligoninę. Ir tikrai pagalvoti, o ką galime daryti dar geriau. Nes kiekvienas patenkintas vaiko emocinis poreikis reiškia sklandesnė jo raida ateityje.